Labadiena žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien kalbėsime apie tai, ar maisto taryba nepateisino lūkesčių ir ją reikia naikinti. Mat Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako siūlysiantis vyriausybei atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimu per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Anot ministro steigiant maisto tarybą buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo ir suburs tam reikalingus ekspertus bei socialinius partnerius. Tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko. Cituoju, lūkesčiai tikrai buvo dideli, daug įdėta darbo, daug susitikimų, daug posėdžių, o apčiuopiamų rezultatų ir sprendimų nėra. Praėjusią savaitę žinių radijui taip sakė ponas Mažeika. Pasak jo, vietoje dabartinės tarybos būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais būtų konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Maisto taryba yra socialdemokratų idėja, kuria jie džiaugiasi. Ir štai naujasis žemės ūkio ministras demokratas nori ją panaikinti. Ką į tai socialdemokratai? Ar tikrai maisto taryba nepateisino lūkesčių? Ar tai reiškia, kad kovoje su aukštomis maisto kainomis nuleidžiamos rankos? Šiuos ir kitus klausimus mes ir aptarsime. Galite prisijungti į mūsų pokalbį ir jūs 052-431-431, paskambinti ir išsakyti savo nuomonę ar komentarą. Taip pat galite parašyti tai mūsų programėlėje žinių radijo. Be to savo svetainėje žiniųradijas.lt užduodame klausimą, reikia naikinti maisto tarybą ir kol kas balsavimas atrodo negailestingas, nes taip, jie nieko nenuveikė, spaudžia beveik 79% klausytojų. Netikiu, ji dar sukovos aukštomis maisto kainomis, tai tikėjimą išreiškia maždaug 8%, o sunku pasakyti maždaug 13% balsavusiųjų. Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas pirmiausiai su mumis, sveiki. Labą dieną. Tai pradėkim nuo to, kaip atrodo maisto kainos Lietuvoje dabar. Čia palyginti galbūt galima, kaip jos atrodė praėjusiais metais ir šiandien, ar jos auga, ar jos krenta. Ką matot? Galbūt sakyčiau, kad šiandien dienai mes turime tam tikrą stabilumą ir galbūt netgi tokį kosmetinį kainų sumažėjimą, bet tai tikrai ne dėka maisto tarybos, o dėka to, kad atsigavo šiek tiek konkurencija. Vienas didžiausių žaidėjų paskelbė kainų revoliuciją, o pasiekoje buvo priversti kainas koreguoti kiti žaidėjai ir kainodara iš taip vadinamos akcijinės šiek tiek pasisuko į kiekvieną dieną mažesnės kainos. Bet, sakykime taip, kol kas tas poveikis yra dar ne viso masto, yra prekybos tinklai, kurie vis dar gina tą kainodarą, kur užkelta kaina ir dėliojamasi, reiškia, akcija. Ir čia kaip pavyzdys vienas iš tikslų maisto tarybos iškeltų didinti kainų skaidrumą galėtų pasitarnauti, bet dėja tikslas iškeltas, bet nei vienas veiksmas, nei viena priemonė nebuvo realizuota. Tai čia turbūt pagrindinė problema maisto tarybos tame, kad gera idėja, bet realizavime praktiškai tai buvo galbūt labiau imitacija darbo negu kad darbas. Kaip galvojat, kodėl taip nutiko? Jūs beje dar praėjusiais metais, kai komentavote žinių radijui tą maisto tarybą, kai buvo maždaug pusmetis nuo jos veiklos starto, sakėt, kad net dvejoto negalite jai parašyti. Visų pirma, tai galim pradėti nuo to, kad ta maisto taryba jinai turėtų atstovauti visų pirma, jeigu mes norime kainų sumažinimą, tai vartotojus. Ir kitas momentas, vienas iš jos pagrindinių instrumentų turėtų būti konkurencijos atstatymas, reiškia inicijavimas. Tuo tarpu tai, ką mes matėme tose susirinkimuose, tai buvo labiau galbūt pokalbė apie tai, kaip teisingai paskirstyti pyragą, kuris ir taip yra užkrautas vartotojai. Bet žiūrint per tos tikslus, tai kaip pavyzdys kainų skaidrumas, jokio veiksmo nepadaryta, svarbu jį padaryti nėra. Padidinti maisto kainų prieinamumą. Realiai jokių veiksmų iš tarybos inicijuota nebuvo, realizuota taipogi. Tai gavosi tik tai, kad pati rinka chaotiškai kažkaip ieško savo kelią. Rūpintis maisto sveikatingumu
pakankamai svarbu. Įvestas cukraus mokestis, visiškai neanalizuojama nei jo poveikis, nei kokias šalutinės pasiekmes jisai reiškia padarė. Kalbant apie teisingesnį vertės paskirstimą tarp ūkininko, perdirbėjo ir prekybininko, taipogi praktiškai jokios iniciatyvos, jokių veiksmų skatinti, sakykime, teisingesnį paskirstimą taipogi nėra. Ir žiūrint tendencijas, bent jau pieno produktuose, tai mes matom, kad ūkininkai netgi per tą laiką dar labiau nukentėjo. Pieno supirkimo kainos sumažėjo ir jokių iniciatyvų kažkaip visą tai spręsti, kalbėtis, diskutuoti, praktiškai mes nematėm. Taip. Tarp tų pasižadėjimų vyriausybės jos programoje šiaip visi tie tikslai kaip ir, jie niekur neišnyksta. Ir netgi šiaip parašyta yra, kad stiprinsime maisto tarybą, tik tais praėjusią savaitę, kai klausiu, kaip stiprinsim, pasirodo, kad naikinsim ir perdarys viską taip, kad turbūt perdarys taip, neaišku, ar su tuo visi sutiks, kad dalį funkcijų maisto tarybos pervestų konkurencijos tarybai, o kitas dalykas tai atsirastų ta vėl patariamosios tarybos modelis ir būtų grįžtama iš esmės prie to, kas buvo anksčiau. Tai ar galima čia kažkaip tais tuomet sakyti, kad iš esmės niekas nepasikeis vis tiek, nes tiesiog persiskirstys visos tos funkcijos maisto tarybos, ar čia kažkokį gali proveržį įnešti tokie sprendimai? Aš manau, kad čia labiau panašu į vėl visko užkišimą po kilimu, bus išskaidyta visą tai po visokias tarnybas galės sakyti, o čia jie, o gal anie, o mes neturime įgaliojimo. Tai bent jau maisto taryba buvo viešasis, reiškia, kažkoks tai organas, kur žurnalistai galėjo paklausti, turbūt, reiškia, o ką jūs padarėte. Ir kaip matom, netgi ir turint tokį organą, kaip po viešą organą, jis nieko nepadaro. Tai ką kalbėti, jeigu, visa tai bus išskirstyta. Aš gal pasakyčiau, reiškia, kad problema iš principo yra sprendžiama ir ją galima išspręsti. Ir vienas iš tokių pavyzdžių, tai mes matome bent jau pirmosius tokius pozityvius, reiškia, žingsnius, tai kas yra padaryta su kuro kainomis. Jos, aišku, galbūt ir nesumažėjo, bet bent jau atsirado skaidrumas ir tos degalinės, kurios, reiškia, siūlo mažesnės kainos, jos pasidarė labiau matomos ir aš įsivaizduoju, kad atitinkamai turbūt padidėjo ir jų apyvartos, o pas kurios yra brangiau sumažėjo. Tai žingsnis yra labai paprastas, tiesiog įpareigoti degalinės, skelbti savo kainas, viešai dalintis jomis, kad ir centralizuotą organą, reiškia, mes čia kalbame apie energetikos agentūrą, kuri, reiškia, jau, sakykime taip, duoda galimybę žmogui objektyviai įsivertinti ir pasirinkti, sakykime taip, savo priimtimiausią variantą. Tuo tarpu, jeigu mes kalbame apie maisto kainas, tai šiandien dienai, kad jas palyginti, reikia suinvestuoti labai daug laiko. Visų pirma, per tai, kad tu fiziškai turi aplankyti skirtingas parduotuvės, tu turi tam turėti priemonės, kaip minimum tušinukas ir popieriukas, kad, reiškia, užsirašyti tas kainas, svorius, reiškia, nes ten yra pakankamai daug galimybių suklysti. Ir pasirinkti objektyviai tampa praktiškai nelabai įmanoma. Ir šiandien dienai šitas procesas yra paliktas tokiam, sakykime taip, stichiškam, reiškia, susireguliavimui, kuris, kaip rodom, kad, reiškia, jisai susireguliuoti nelabai gali, nes iškyla, sakykime taip, jėgų centrai. Tai visų pirma yra prekyba, visų antra tai yra perdirbimas, kurie, reiškia, iš principo, sakykime taip, kaldrą patempia į savo pusę. Tai sakytumėt kaip, kad degalinių kainos yra dabar fiksuojamos ir rašoma, kur pigiausia, kur brangiausia, tas pats turėtų būti padaryta su maistu? Aš manau, kad tai yra neišvengiamas kelias, jeigu mes kalbame apie kainų skaidrumą. O jau kai mes matysime, reiškia, kas dedasi ir kokia iš to viso reakcija, yra visa eilė kitų priemonių, kur institucijos gali užsiminėti skatinimu, galbūt netgi atvirkščiai diskriminavimu tam tikrų žaidėjų pagal tam tikrą dydį, reiškia, ir panašiai.
bet tai jau bus daroma tikslingai, o ne, ta prasme, spėliojant, kad va, dabar įsiveskime, pavyzdžiui, nedarbo sekmadienius ir kainos pagerės, nes, reiškia, atsiras didesnė konkurencija. Nevelnai, jinai neatsiras, reiškia, ir tai yra iš piršto laužtos, reiškia, laužto prognozė. Iš principo, visus šitos dalykus reikia labai aiškiai įsivardinti, kodėl ir matuoti, ar iš tikrųjų tos prielaidos pasiteisina. Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas.